Tai labas rytas visiems vėl susitikus mūsų laidelėje, skanių pokalbių laidoje, kurią pradedam visada sekmadienio ryte, kad ta kava būtų dar skanesnė ir tie pusryčiai būtų vis įvairesni, sotesni ir skanesni. Ir šiandieną mes pusryčiausime vėlgi su Artūru. Ir kas dar nematė mūsų laidelės prieš tai su Artūru, tai pakviesiu Artūrą vėl pačiam prisistatyti, kaip jisai šiandieną norėtų save prisistatyti. Labas rytas visiems. Tikiuosi, kad saulė šviečia už langų ir šildo jūsų ne tik kūnus, bet ir sielas. Tai aš šiandieną pristatysiu, kaip ir praeitą sykį, aš esu gyvenimo pokyčių treneris, padedu žmonėms atrasti jų gyvenimo sferas, gyti sieloms, išskleisti jų resursus ir tiesiog keisti savo gyvenimus ir atrasti savo pašaukimus. Wow. Gražiai, tu visada kažkaip sugalvoji gražiai interpretuoti, prieiti prie to sąmoningo gyvenimo. Ir iš tikrųjų mes šiandieną irgi paliesime labai daug sąmoningumo, ne? Ir mes nusprendėme pakalbėti su Artūru jam labai aktualia tema, iš vienos pusės išorinės galbūt, bet ir vidinės nenuneigsiu. Bet man toje temoje, ką mes šiandieną gvildensime, man labai svarbu irgi yra ta vidinė. Tai kas švara? Išorinė ir vidinė švara. Tai tie du dalykai, kurie yra turbūt mūsų pagrindas. Nes jeigu mes suvokiame, kad mūsų gyvenimas tai yra tik tai mūsų vidaus projekcija, taigi įsivaizduokite, kad ta švara jumise atspindi švarą išorėje. Bet mes praplėsime tą temą apie švarą kaip pasaulyje, kaip mes jos nematome, kaip niokojame. Ir čia Artūras yra tikrai, sakyčiau, asas tame ir žinovas tikrai didelis tame ir patirčių turi tame labai daug. Taigi, Artūrai, pradėsiu nuo klausimo. O kas tau yra švara? Ačiū už tokius gražius pristatymus. Tikrai yra, manau, labai daug dar terpės, kur tobulėti ir ką sužinoti, bet aplamai švara tai yra higiena, tai švara, higiena, tvarkingumas, tai kaip tu ir sakei, ne tik žmogaus išorėje, bet ir žmogaus viduje. Bet visų pirmiausia, reikia pradėti nuo matomų dalykų. Tai, ką mes matom aplinkui, tai, ką mes matom aplink save, kokie mūsų namai yra, kas yra už mūsų namų, koks mūsų miestas, koks mūsų užmiestis, kokia mūsų gamta, kokia mūsų Lietuva, koks mūsų pasaulis, ne? Ir iš tos pusės pasižiūrėjus, visi puikiai žinom, kaip šiais laikais žmonės visiškai nebegerbia gamtos. Ir man šitoje vietoje visada norisi pasakyti žmonėm, bet tai yra mūsų namai. Tai yra mūsų namai, mūsų planeta, kurioje mes gyvenam, tai yra mūsų namai. Ir tie žmonės, kurie savo namuose nuneša šiukšlę ir išmeta į šiukšlinę, bet išėję, uždarę duris, žengia lauk iš savo namų, meta šiukšlę ant žemės, arba, sakykime, galim pasižiūrėti miškuose. Kiek daug miškuose yra gamtoje, miškuose, pievose, kiek daug galima rasti šiukšlių. Taip? Ir aš asmeniškai turiu tokį veiksmą atlieku kiekvienais metais, kai aš grįžtu į Lietuvą, aišku, ne tik Lietuvoje, bet ir čia, kur gyvenu, tą patį darau, bet duosiu pavyzdį, ką darau Lietuvoje, tai aš mašinoje vežiojuosi visada šiukšlių maišų, turiu nusipirkęs tokį ilgą vamzduką su žnyplėm, su kuriuom gali rinkti šiukšlės. Ir aš tiesiog grįžęs į Lietuvą, būna kartais atostogauju, atostogų metu mažeikiai, molėtai, ir aš tiesiog pasiemu dieną ir išvažiuoju šiukšlių rinkti. Tiesiog važiuoju į miškus, pamiškės, prie ežerų ir surenku tikrai ne po vieną maišą, didžiulį maišą šiukšlių. Ir kai aš jas renku, aišku, iš vienos pusės piktant tų žmonių, iš kitos pusės dėkoju, nes aš gaunu karmos taškų, ne, kad aš tai padarau. Bet man gera išvalyti mišką, nes pats miškas neišsivalys. Gyvūnai ten gyvenantis, jie to neišvalys. Ir man, renkant tas šiukšles, aš atrodo susitapatinu su tai žmonėms, su jų energija tuo metu, kaip jie elgesi. Ir tada man kyla klausimas, o kodėl, kaip žmogui yra negėda
nejaučia jokios tos, žinai, vidinės sarmatos, gėdos, kad jisai atėjęs į mišką, jo niekas nemato ir jisai tenais tiesiog savo laisva valia kažką tai suvalgė, kažką tai išgėrė, o gal kitas netgi visą maišą iškratė. Yra ir tokių buvę vaizdų, kad tu matai tiesiog, kad visas maišas šiukšlių tiesiog išmestas, iškratytas, aišku, ten gal ir gyvūnų paskui išdraskytas, išnešiotas. Taip, taip. Tai va, tai Bet mes, žinai, labai Lietuvoje matosi ant vaikų labai. Ir aš galvoju, žinai, eidama kartais mes, vat, suaugę, pykstame ant tų vaikų, huliganai ten girdžiu šaukia kokią močiutę ten dar. Bet iš tikrųjų, žinai, ką suaugę daro. Tai mes rodom pavyzdį savo vaikams. Ir kadangi šeimose mes neturime tokio suvokimo, arba nemokiname savo vaikus mylėti gamtą. Vat nemokiname mylėti žolę, mylėti gėlę, mylėti kažkokį medį ir taip toliau. Tai tas žmogus dar, kuris gal turi kažkokį prie namo, sakykime, sodą, daržiuką, dar kažkaip prisiliečia prie to. O tu patikėk, Artūrai, juk dabar žmogus gyvendamas 5-aukščiame name arba tas vaikas, jisai nebežino, kaip ta višta tikrai atrodo. Nebesupranta visiškai, kas yra ta žemė. Žemė, toks įspūdis yra, vat, telefonas. Ir tenais juk tos fermos, tie žaidimai, jie ten sodina, augina. Ir visumoje žmogus turbūt nebeturi to supratimo, vat, kaip tu sakai, kad žemė ir yra mūsų namai, tie patys namai. būtent ir šiaip mes žmogus, juk ne veltui esam girdėję tą posakį nuo vaikystės, kad iš peleno gimė ir pelenu pavirsi, ne? Mes esam gamtos dalis, visiškai esam gamtos dalis ir mes gaunam energijos iš gamtos, taigi medžiai tie patys yra filtras mūsų pasaulio, filtras, kuris sugeria tam tikrus toksinus dalykus ir jis išvalo kaip mašinas filtras, ne? Ir tai man keista matyti, kaip ir toj pačioj, nu mes Lietuvą dabar paimkime, ne? Vis tiek mes gyvenam Lietuvoje, mes esam lietuviai. Ir kai matau tuos visus vaizdus įkeltus į socialinius tinklus, sociumą, kaip kerta, kaip masiškai kerta Lietuvos miškus, medžius, be jokio gailesčio, tiesiog tą patį Labanoro gyrę, ne, ir kadangi turiu jau sąsają su molėtais ir tenai su Labanoro gyrė, tai kai žinom, kad Labanoris girios tam tikri plotai jau yra iškirsti, ir tada galvoju, kas dedasi, vat būtent tų valdininkų galvoje, kurie deda parašus. Taigi ten ne tik medis, ten yra istorija, ten yra gyvūnai, ten yra augmenija, ten auga grybai, uogos, o visa tai yra kas? Vėl vaistas. Taip, tai yra vaistas. Maistas yra vaistas. Ir kiek daug yra tokia holistika, yra visuma susideda. Ir kaip gaila matyti, labai gerai tu tą 5-aukštį, kaip paminėjai, man iš karto, žinai, toks vaizdinys, kaip, nežinau, kaip dabar vyksta, bet kai mes buvom jaunuoliai, aš pamenu, kad balkonuose žmonės rūkydavo ir jie mesdavo tos kancarus tiesiog ant žemės. Ir tu galėdavai eiti namo pačioj už balkonų ir tiesiog pilna būdavo nulieta, žinai, tų kancarų. Tai nežinau, dabar tas įstatymas, ne, negalima dabar rūkyti nebeleidžia balkone. jo, tai ačiū Dievui, žinai, ačiū Tai Dievui. va, tai va, tai va, tai. O Tai kaip, gal kažkaip bent jau, žinai, nu, vat, tokiais sąmoningais dalykais ir draudimais, bet vat, vėl klausimas man kyla, kodėl mes suvokiam kažkokį gerą dalyką pradedam daryti tada, kai mums draudžia, va tik per draudimą, supranti. Ir, nu, vat, to sąmoningo žmogaus, nu, labai mažai yra, nu, labai sunku prie jo prisibelsti tos dūšios, kaip sakant, ar čia reikia nuo pat vaikystės galbūt, vat, rodyti tą pavyzdį, nekalbėti, kad reikia vaikelį nelaužyti medžio, o pačiam tai nedaryti, arba reikia vaikelį nešiukšlinti. Tai tu parodyk pavyzdį, va, kaip tu sakai, pasimk šiukšlių maišą, važiuok ir jeigu matai šiukšlę, pakelk, tu parodyk pavyzdį, kad reikia tai padaryti. Nu, bet mes, žinai, mes šnekam vieną iš savo galvos kaip po žinojimo, kad taip reikia elgtis, bet net nežinau, nesumačiau žmogaus, kuris eitų ir pakeltų šiukšlę, jeigu ir praėjo. Ir aš esu tokia nelinkus, jeigu skubu kažkur ir matosi šiukšlė, tikrai, bet mintis yra tokia, blemba, galvoju, vat, kaip gali numesti. Bet kita pusė sako, bet galėtų Minga paimti ir pakelt. Nu, bet tipo rankos dabar išsipurvins, dabar tas, bėgom, skubu ir taip toliau, randu priežasčių to nedaryti. Bet bent jau sąmoningai suvokiu, kad tai reikėtų tada tai daryti, bet kartais meluoju, kartais tikrai padarau, va, kokiuose parkuose, ypatingai kai vaikštau laisvu laiku, tikrai meluoju dabar pati savo, tikrai pakeliu ir nunešu ir išmetu. Bet žinai, man Artūrai visada keista, vat, apie Lietuvą mes šnekam, bet aš galvoju,
nežinau, kaip veikia mūsų ta psichika, bet, pavyzdžiui, Balyje, aš kai būdavau, man labai įdomus irgi klausimas buvo, kodėl žmonės tokioje mažoje erdvėje, kai žino, kad tiek mažai to ploto tėra ir irgi apšiukšlina visą tai, ne, ir patys vietiniai. Ir man kažkas papasakojo tokią istoriją, kad kaip per tikėjimą su religija susijęta, senais laikais žmonės aukodavo žemės dievams ir viską dėdavo ant žemės, išmesdavo visus maisto likučius, visus, pavyzdžiui, kažkokius nereikalingus daiktus. Bet matai, senais laikais kas buvo? Viskas buvo iš medžio išdrožta, buvo viskas į rankose nešama, nebuvo plasmasės, nebuvo tokių produktų. Ir žmonėms tiek įsirašė, nu, tas momentas, kad reikia mest viską ant žemę, tipo aukoti dievams, tai dabar meta ką? Čipsų pakelius, meta Coca-Colos butelius, bet tai jau yra plasmasė. Ir tas, supranti, toks atrodo kažkur užstrigimas yra ir nebėra atskirimo. Žmogus kaip ir nesuvokia, kad šiukšlina, nes jisai suvokia, kad aukoja dievams, bet nesuvokia, kad tai yra plasmasė ir jinai nesuirs. Vat vėl, matai, prasilenkia vat tokie dalykai. Be abejo, bet Lietuvoje, aš manau, yra jau pradeda, žinok, pas mus yra tokios kaip ir susibūrimai, kažkas daro tokius žygius, netgi miškus, valo. Galėtų, aišku, daugiau. Aš taip galvoju, netgi mokyklos galėtų prisijungti prie tų darbų kiekvieną mėnesį, net turėti kokią vieną dieną. Rusų laikais, kiek aš atsimenu, mes irgi kolūkius važiuodavom ir būdavo kažkokios dienos, kurias turėdavom gatves valyti. Ir tai visai, žinai, gal padėdavo tą suvokti, kad tu vis tiek turėsi tai suvalyti, jeigu ir išmeti. Man dabar kilo tokia idėja, labai gerai pasakėjau, būtent dabar, ką tik kilo tokia idėja, čia reiktų pasiūlyti, žinai, Lietuvos institucijoms, tie patys kaliniai, tie patys žmonės, kurie sėdi kalėjimuose, ne, o kodėl nepadaryti jų talką ir jiems nauda, nes jie išvažiuotų į mišką, prasikvėpuotų gryno oro, aišku, ten, žinai, gal reikėtų daugiau tos visos apsaugos, kažkokią tai organizaciją padaryti, bet irgi kokia būtų idėja, ne, vat paėmė, surinkai ten tą 50 ar 100 žmonių, kurie sėdi už grotų, ir jie jausis naudingai pasidarė, ir jie karmos taškų gaus, ir jie prasikvėpuos, ir jie dar aplink šiukšlės. Aš asmeniškai tai paimu visas šiukšlės, net mano žmona jau mane yra praminusi, sako, tu kaip tas šiukšlių, žinai, aparatas eini ir tiesiog. Bet, žinai, aš galvoju, vėl viskas prasideda nuo tada, kaip žmogus elgesi, kai jis yra vienas. Bet paim tiesiog bet kokį žmogų, pastatyk vieną patį miške, kur niekas jo nemato, ką jis darys. Ar jis praeidamas tą šiukšlę paims, ar jis dar kaip tik ją paspirs ir kitą numes. Tai viskas prasideda nuo savęs ir kaip tu labai gerai pasakai, viskas prasideda nuo sąmoningumo žmogaus. Taip, atvaizdas, ką mes matėme vaikystėje, labai daug ką duoda, ten vėl visokie blokai, labai daug dalykų, ne, emocinis, kognityvinis poelgis. Bet lygiai tas pats esame, manau, tikrai žinome tokių patirčių žmonių, kurie gyveno labai sunkiai, kurių tėvai buvo asocialūs, gal, žinai, kažkokie labai išgerintis, bet jie užaugo kitokie. Tai reiškia, jie matė blogą pavyzdį, bet jie užaugę to nedaro. Kodėl? Todėl, kad jie kažkurioje vietoje tapo sąmoningumo lūžis pas juos įvyko gyvenime. Ne? Ir šitoj vietoje aš gal norėčiau tada vat, ir perkelti į tą jau vidinę tvarką. Tai tada man iš karto klausimas kyla tų žmonių, kurie šiukšlina gamtą, kurie drąsiai tiesiog atsidaro langą, o aš esu tikrai jau toks žmogus, kad jeigu prie manęs atsidaręs langą išmes, aš sustosiu, jeigu mes stovime, yra tai buvę, sustojom prie šviesoforo, žmogus išmetė bikį, aš tiesiog priejau iš mašinos, išlipau, priejau tą bikį, paėmiau ir įmečiau jam atgal į mašiną. Nes tiesiog, kodėl tu neturi teisės, čia yra mūsų namai, mūsų gamta, yra gyvūnai ir ar negi sunku tą šiukšlę įsikišti į maišelį, į kišenę ir paskui, kai valysi mašiną, išmesti? Nu tikrai ne. Yra daug sunkiau paskui tai šiukšliai suirti arba kažkam kitam žmogui, aišku, reikia ją paimti, ne, suvalyti. Tai yra sąmoningumo lygis. Tada klausimas, kai žmogus gyveni savo namie, ar tu taip ir namie elgiesi? Tiesiog atėjai prie kompo, atsinešiai čipsų pakelį, suvalgiai, išgėriai Coca-Cola, žinai, surikiai ten, žinai. Kaip tu elgiesi savo namie? Bet žinok, patikėk, būna ir tokių bairių, kai ateini pas kitą žmogų į namus, tu irgi labai daug ką pasako apie jo va tą, kaip tu sakai, vidinę švarą. Tai išorė, tai ir yra ta vidinė, ne, kai viskas suglamžyta, viskas išmesta, išmėtyta, išbūta, pakavota. Aš čia nesenai irgi domėjausi pagal Karlo Jungo teoriją, va tokia, kas yra namai ir ta išorė vėlgi. Pagal savo namų tvarką gali irgi spėti apie žmogaus vidinę švarą.
Pasirodo, mes turim tokią tendenciją savo užslėptas emocijas slėpti Mhm. nuo savęs ir pasaulio, taip kaip rūbus ar kažkokią netvarką slepiam tamsiuose kambariuose ar kampuose, ten aprūdyje, apvoratinklyje, žinai, ir galvojam, kad niekas nemato. Tai yra mūsų tokie slapti kambariai, kuriuos mes nenorim pažiūrėti, tiesiog bijom tenais ir tvarkytis, ir vadinasi, tai atspindi tavo vidų, tu bijai kažką savyje apčiuopti, tą tamsąją savo pusę. Tai vat labai įdomu buvo irgi ten klausiaus, kad vat kiekvienas kambarys, ant kiek išdėstytas, ant kiek švarus yra, kiek tu linkęs taupyti, kiek tu linkęs prasivalyti, prasišluoti, kiek tu leidi tai tėkmei būti vidiniai, tai tiek tavo tėkmė atsispindės tavo bute. Kaip tu keiti, kaip tu keitiesi, kaip tu gėlės keiti, žinai, kaip tu puoselėjai, kaip auga. Nu tai vėlgi čia, kaip mes žinom, tai čia viskas yra apie energijas, ne? Energija yra tam tikra tėkmė, arba jinai užsistovėjusi, tai tikėtina, kad ir tada tavo kambariuose atsispindi tavo visas vidinis pasaulis, ta vidinė švara vadinama. Aišku, galbūt nereikia ten būti perfekcionizmu, kad jau žinai blizgini ir galvoji, kad tavo siela nuo to tik tai gerėja ir šviesėja. Ne apie tai. Bet kokiu atveju tas prasivalymas, atsišviežinimas, ne? Užtat žinau, kad mes moterų ratuose visada irgi kviečiame moteris per pilnatį arba prieš pilnatį apsivalyti ir išsivalyti ne tik savo vidų kaip sielos kūną ar kažkaip tai pabadauti, netgi išvalyti savo fizinį kūną, bet ir išsivalyti savo rūbus. Tai aš dažniausiai būna taip, kad irgi turiu tokį įprotį kartais nuo karto prasivalyti drabužius, atiduoti tuo tarpu kažkam, ko nebereikia, kas nebetarnauja, kas nebepatinka. Tai va, čia nuolatinis apsivalymas, kaip tu sakai, ar tu gamtoj apvalai, ne tą gamtą, ar tu viduje apvalai, ar tu savo namus apvalai, tai yra kažkokia apie procesą, apie valymo, švaros procesą. Labai gerai vėl paminėjai tą vidų, jau palėtėm vidų, sielą, dvasią, ne, aš paminėsiu trumpai, yra 3 dvasinės energijos, tai vadinas gunos, iš indų ten vedų kalbos, gunomis jos vadinas, ir jos yra 3 lygių. Ir pati žemiausia tai yra tamaso, tai yra tamsiausia, neišmanimo, nesuvokimo, nesupratimo energija. Vidurinė yra radžaso, tai yra aistros ir kitų ten dalykų, kai mes pasineriam į tuos dalykus, kurie nėra mums labai reikalingi gyvenime. Ir antroji energija ir trečioji viršutinė, pati šviesiausia, tai yra satvos energija. Tai yra jau nušvitimo, prabudimo, meilės, laimės, doros, teisybės. Ir jeigu tie žmonės, kurie domisi tais dalykais, kurie, žinoma, yra skaitę, kurie tai jie puikiai žinos, kas tai yra, tai satvos, aišku, energijos žmogus, jisai nevalgo mėsos, jisai užsiema dvasiniam praktikom, bet jis yra iš savęs jis yra sąžiningas, doras, teisingas. Ir toks žmogus, jisai nenumes šiukšlės nei savo kambaryje, nei lauke, nei savo viduje. Kai žmogus yra paskutiniai apatiniai radžaso, tamaso energijai, toj tamsiojai, tai ta energija yra tokia tamsi, kad pro ją nepraeina joks šviesos spindulys. Mūsų sielos iš prigimties yra laimingos. Jos ateina į šį pasaulį, gauna kūdikio kūną ir jau yra laiminga. Kodėl sako, kūdikis gimęs, jis yra kaip baltas lapas, kaip ta balta rasa, kad tu ten daryk, ką tu nori su juom. Ir tada jau tu užvedi visą tą knygelę. Ir aišku, paskui mes per gyvenimą tiek daug prisigaudom. Tai čia ir prasideda, kai tavo vidus yra užterštas, kai pas tavo viduje yra daug šiukšlių. Aš paimsiu, man labai patinka ta metafora, tas palyginimas su mūsų protu. Yra protas ir proto sodas. Tai aš visada žmonėms sakau, kad mūsų proto sodas yra lygiai toks pat kaip sodas pas močiutę. Ne? Kas, žinoma, kas turim savo sodus, kas pas močiutę saugom yra sodai. Žinom, ką reikia, kad augtų pomidorai, kad augtų agurkai, kad augtų visos kitos daržovės ir gėlės. Ką reikia daryti? Reikia prižiūrėti, reikia valyti, reikia ravėti, reikia laistyti, ne? Tai mūsų protas ir mūsų proto sodas yra lygiai toks pat. Tai kaip pa žmogų tas proto sodas yra nevalytas, neprižiūrėtas, tai yra daugybė piktžolių, daugybė šiukšlių. Jis yra apsinešęs tiek, kad gerosios idėjos, gerosios mintis, joms nėra net vietos, kur pasisėti.
O jeigu ten ir kažkokia geresnė, žinai, sėklytė po kažkokio tai webinaro ar kito pokalbio su žmogum, ar išgirsto kokį interviu, ta sėklytė kažkur nukrenta, jinai neturi daug laisvės, jinai negauna pakankamai saulės ir vietos išdygti ir, žinai, sužaliuoti. Tai visų pirmiausia, mes turim pradėti nuo savęs, nuo savo proto sodo, nuo savo vidinės švaros, ne? Ir kaip tu pasakėjai apie tos visus stalčius išorėje, tai irgi esam girdėję, kad sako, susitvarkyk pirmą išorę, ane, namus pirmą, savo kambarį, savo visus stalčius, susilankstyk rūbus, apsivalyk ir tada atsisėsk į tą patalpą ir pamatysi, kaip tavo vidus iš karto kitaip reaguos. Taip, tai vat. Iš karto, kad lengvumo atsiranda ir savo viduje, žinai, gali pajausti. Bet iš tikrųjų, vėlgi, aš galvoju, jeigu tai yra, žinai, toks atspindys tavo vidaus, kaip suvokimas, kas yra švara, tai vis tiek bet kokiu atveju galbūt mums bendruomenėms, žmonėms aplamai, kurie neina tuo sąmoningų keliu, nežino ten daug tų istorijų, ten budizmo, ten kažko, tai jiems paprasčiau yra prieiti prie švaros per išorę, pradedant, kaip tu sakai, nuo kambario tvarkytis, nuo savo rūbus, ne? Tada va tas pojūtis ateis. Bet iš tikrųjų, aš galvoju, kad vis tiek švara prasideda nuo tavo vidinės švaros, tavo viduje. Nes jeigu tu suvoksi, kad tu pradėsi auginti save ir valyti savo vidų, ir vėlgi taip, kas yra valyti savo vidų, vadinasi, reikia kažko atsisakyti iš ten, kad atlaisvinti vietos, nes mūsų kūnas kaip spinta. Pilna detalių, tausomų asmenybių dalių, visokiausių įsitikinimų, žmonių, nuomonių, tavo, ne tavo. Tai ten reikia peržiūrėti. Norint įdėti, reikia kažką išimti. Tai va ta švara ir prasideda nuo to, kad tu turi suvokti, ko tau nebereikia ir kas tau nebetarnauja, tam, kad norėtum išimti tai. Nes jeigu tu apie tai net negalvoji, ką tu išimsi, tu nieko neįdėsi. Kaip tu sakai, tai sėklytai, ten yra už asfaltas, nėra vietos net prasikaltam daigeliui. Tai kas, kad tu lankysi tuos seminarus, nežiūrėsi, ten melsies ir taip toliau, bet niekas neužauks, nes nėra vietos, nes viskas prasideda nuo to, kaip kambarį išėmi daiktą, įdedi naują. Vaza sudužo, išmeti, nusipirkai naują. Tai va taip viskas veikia, tokiu principu, žinai, ir va tas, kai žmogus pradeda būtent nuo savęs atiduoti, paleisti, išimti, pertransformuoti, ne, va kažką tai reikia, atsilaisvina vietos, tada va tai daigeliui augti, klestėti, žydėti, žinai, ir tada turbūt greičiausiai žmogus užauginęs kažkokį daigelį savo viduje, išorėje, irgi pamatys va tą švarą, kad jos bus kaip būtinybė, kaip poreikis to švaros, žinai, ir tą šiukšlę tada, Artūrai, pakels, tikėtina pakels. Ir žinai, kai aš kiekvieną dieną pakeliu po šiukšlę, todėl kad yra šalia mano namų parkelis, turiu šunį, kurį vedu 3-4 kartus į dieną ir aš kiekvieną dieną randu ką pakelti. Net ir tą numestą surūkytą cigaretės galiuką ar kažkokią tai vaiko matau saldainį numestą pakelį, bet kiekvieną dieną vis tiek po kokią šiukšlę randu. Ir kai aš ją pakeliu, aš tada pagalvoju, o kas būtų, jeigu pasaulyje visi žmonės pakeltumėm į dieną po vieną rastą šiukšlę. Wow. Kiek, net tas skaičius, žinai, galvoji, susisuka, koks būtų svoris tonomis skaičiuojamas, ne, tūkstančiais tonomis per dieną surinktų šiukšlių ir išmestų šiukšlinę, kur paskui vis tiek atsiduria į perdirbimus. Bet aš dar gal norėčiau pridėti prie viso to, ką tu sakei labai gražiai, galvoju, jeigu mūsų klausytų jaunesnė karta, gal jiems ne viskas ir būtų aišku, tai mes gal galim perpavidalinti ir pasakyti jaunesniai kartai lygiai tas pats kaip yra su jūsų kompiuteriais arba jūsų telefonais. Kai jūs ten prisidedat nesąmonių, prisisiunčiat ir kai jie lūžta, kai jau procesorius nebepaveža, kai jums viskas stringa, kai jūs kažką norit naujai įdėkti, bet jums nebepavyksta, tai jūs turit suvokti, kad jūsų vidinis aparatas, jūsų siela, jūsų dvasia, jūsų čia viskas viduje lygiai taip pat veikia kaip tas perkištas jūsų kompiuteris. Ir jeigu jūs norite, kad viskas tam kompiuteryje vyktų gerai, ką jūs darot, jūs jį valot. Jūs ištrinat nereikalingas programas, kad galėtumėte rašyti naujas, ne, ir taip toliau. Tai viskas vyksta lygiai taip pat su mūsų vidumi. Taip pat ir yra tos senos programos atsineštos iš vaikystės, iš paauglystės, iš tam tikrų dalykų, visokios baimės,
ir taip toliau, kurias taip pat reikia apsivalyti, kaip tu sakai, reikia ištrinti, išmesti, žinai, aišku, geriausia į vietą tada įsirašyti tai, ką tu nori, tai, kas tau padėtų tapti sąmoningesniu ir eiti tuo keliu, nu, kuriuo tu nori eiti. Taip, taip, va, transformuoti galbūt, žinai, va, tos failus į kažką ten. Nu, Mhm. mes iš tikrųjų taip įdomiai, man tokia metafora labai patinka, per metaforas kalbėti aplamai. Ir kaip failas yra, žinai, ten prikiši daug nuotraukų iš kelionių. Tu vienas failas, ne, ir taip užlūšta kompiuteris vien dėl to, kad per daug video, per daug medžiagos. Tai failas ir palieka, tu jį pervadini ir vidų gali išvalyti nuotraukas arba palikti tik tai, kas yra labai brangu ir ten 2-3, ne. Va toks valymo būdas irgi labai geras, nes, kaip sako, savo ten asmenybės dalis tu neišvalysi, tu gali tik transformuoti jas, ne, tu turi priimti viską, ką turi, bet aš manau, kad nu, mes gal tobulėsim, Artūrai, ir vis tiek va, tie metai, kaip aš sakau, tas laikmetis toksai keistas, vis tiek žmonėje, manau, labai bunda, labai daug yra pokalbių, labai žymių Mhm. žmonių, kurie garsiai tikrai kalba apie tai, kas yra sąmoningumas, apie tai, kas yra vidinė švara, kas yra išorinė švara. Ir aš žinau tikrai, kad bent jau Balyje, tai va labai daug merginų pažįstu, kurios tiesiog nardo, netgi išmoko nardyti vandeninę tam, kad surinkinėti šiukšles, nes yra baisu, kas darosi. Iš tikrųjų, žuvis dūsta, ten į maišus įlipusios, ten vėžliai įstringa, nu vienu žodžiu, yra ten daug tų reikalų, žinai, tai man tai labai gražu, kai žmonės, vat, kaip ir tu, tokią misiją turi, žinai, vat, nu kažkaip, nu kažkokią vieną dieną skirt metuose, nu jeigu tau neišeina kiekvieną dieną, arba bent po vieną šiukšlę, tai tikrai nebūtų sunku. Jeigu galbūt dar daugiau šiukšlinių padėtų mūsų, ne, kažkokios savivaldybės įstaigos, vat, aprūpintų, kad tikrai nereikėtų nešiotis to šiukšlės pusę dienos, kol surasi kažkokį kibirą, žinai. Bet arba vat, labai būtų smagu, kad mokyklos va, taip kažkaip organizuotų vis daugiau tų išvykų ir mokintų mūsų jaunimą, ne, va, tos švaros išorinės. Va tada gal vaikai ir pagalvotų apie tą vidinę švarą. Bet čia, žinai, aš kartais galvoju, čia kaip užburtas ratas yra, labai sudėtinga yra. Tėvai nesąmoningi, tada ir vaikai Mhm. tokie, žinai, tai kaip sako, norint, kad vaikas atsibustų iš sapno, reikia, kad tėvai visų pirma atsibustų, žinai, o jeigu tėvai miega ir murdosi, va tame rūkime, metime pro langą ir galvoja, kad visa tai kažkaip tai išnyks, ateis Dievas ir čipso pakelius surinks, supranti, ir kažkur tai išneš, nu tai va, tai o ką reikia kalbėti tada apie vaikus? Tikrai taip. Aš gal dar norėčiau pridurti, kad pradėkim vis tiek daryti nuo savęs. Ir jeigu kiekvienas žmogus, kiekviena šeima, aišku, kaip tu sakei, čia vėl, žinai, gali prasilenkti tie dalykai, bet jeigu žmonės nesąmoningi, tai jie to nedarys. Bet jau vis tiek matome, daug yra reklamos, daug, ne, matom, kaip pasaulis užterštas, kiek daug aplamai, ta prasme, vandenynas, kaip koralai nyksta, ten yra filmas Seaspiracy, ne? Tai kas yra nežiūrėję, tikrai siūlyčiau pasižiūrėti ir pamatysit, kaip nyksta mūsų vandenynai, kaip nyksta žuvis vien dėl žmogaus, o iš kitos pusės, bet mes esam taip pat svečiai šiame pasaulyje. Tai nepriklauso mums. Aš dabar biškai papolitikuosiu, jeigu galiu, kaip Trumpas, ne, dabar atrodo jis jau yra, nu, kaip ir diktatorius, kaip dievas, jam atrodo priklauso Amerika, jam priklauso pasaulis. Nu, ne. Mes esam žmonės taip pat kaip ir gyvūnai, kaip ir visos kitos gyvybės formos šiame pasaulyje, mes esam svečiai. Tai man taip norisi tos harmonijos, tos holistikos, kad visi padėtume vieni kitiems, ne? Ir kai žmonės pradėkim daryti nuo savęs, ateina vasara, išvažiavome pakepti šašlyko, pakepti ten, žinai, pasidėti gamtoj su palapinėm, nu susirinkim po savęs, taigi nėra sunku, taigi jūsų šiukšlės. Pasiemam didelį maišą, pabaigiam, patūsinom, pavalgiam, pasigražėjom gamta, susirenkam tą maišą į šiukšlinę arba į bagažinę, parsivežam į savo miestą, išmesim į konteinerį, viskas. Tai, Ir kai tai pradės kiekvienas žmogus daryti, tai aišku darys didžiulis skirtumas pradės darytis mūsų gamtoje, ne? Ir tai. jeigu aš dar galėčiau pasakyti žmonėms, kurie mūsų klausys, kurie norėtų pradėti išsivalyti po truputį savo vidų, tai pati paprasčiausia praktika būtų meditacija.
Ir tai užtenka jums atsisėsti, kad ir ant kėdės, atsigulti ant žemės ar išeiti į pievą, bet kuriuo pozai, bet kuriuo metu galite netgi miške einant. 4 kartus giliai įkvėpkite, 4 kartus giliai per nosį įkvėpkite, per burną iškvėpkite, užsimerkite ir tiesiog galit pabūti. Tyloj, ramybėj, su savo mintim. 5-10 minučių, 5 ar 10 minučių užteks pradžiai. Ir jau jūsų kūnas, siela pradės valytis. Taip, taip, tai vat, gal iš tikrųjų toks palinkėjimas būtų ir gražus, ane? Kad pradėkite nuo savęs, vat kiekvienas, tiek kiek galite, to šviesos, to gėrio, to švaros, kurkite apie save, apie savo aplinką ir kaip sako, džiaugsmas užkrečiamas, tai švaros pojūtis turbūt irgi užkrečiamas, tai vadalinkime to švaros pojūčiu, ne? Paskatinkime, pasakykime gražius žodžius, pagirkime tos pačius vaikus už bet kokią tą šiukšlės paėmimą, pavyzdžiui. Ir tai paskatins gal irgi kitą kartą daugiau jų pakelti, ne vieną, o 2 ir 3. Tai ką, šiandieną mes turbūt tiek apsiribosim, mane, va tokia tema norėjom pagvildenti, tiesiog parutuliuoti ją. Tai tikiuosi, kad kiekvienas išsinešit kažką, kas jums yra svarbaus. O šiandieną sakom viso gero ir aš labai dėkoju Artūrui šiandieną, kad buvo Ačiū su tau, manim. kad pakvietei pagvildenti tokią temą ir linkiu visiems gražaus sekmadienio ir susimastyti apie švarą tiek vidinę, tiek išorinę. Tikrai taip. Gražios dienos. Ačiū Gražios labai. dienos. Iki. Iki.